Lyg Winter karo būtų negana, Mombazų taipogi jau pasijungia. Šitas aplamai mėnesis bus labai pykinis, galbūt sulauksime Winter karo, bet tuo pačiu tikrai sulauksime jau Mombazų naujo update'o. Tad šitame video greitai nueisim pažiūrėsime visokias nuotraukas, kurias pats kūrėjas įdėjo, pažiūrėsime kas gero ateis jame ir kada jisai turėtų jau išeiti. Prieš šokant amigos nepamiršom paspausti laiką, subscribe ir tada nieko nelaukia. Šanam prie video. Ok, tai yra dvi nuotraukos įdėtos ir realiai buvo update'as jau žinomas vasarą, kad jisai išeis prieš kalėdas, kurį pats kūrėjas buvo jau davęs žinoti, nes Mombazų bus pirmoji versija ir kaip aš supratau, kad visa tokia tematika, viso update'o bus apie žvejojimą, nes pirmoji nuotrauka yra nauja valtis, kuriame matome net ir žuvis ir patį meškerę. Manau, turėtų būti labai įdomus dalykas, pasaulyje tikrai daugiau veiklos atsiras, o dar greičiausiai galima bus ją žvejoti, parduoti, dar biznį susukti iš to. Tik man įdomu, kiek kainuos tokia valtis. Ar būtų labai žiaurus spėjimas sakyti, kad valtis kokią pusę lemų kainuotų. Nemanau galbūt, kad tokią didelę kainą jisai uždėtų, galbūt apie 100. Aplamai jis turėjo išeiti vasarą, bet jisai nukėlė iki žiemos. Ir kita nuotrauka yra kelias. Dabar galima iki sirupinės kelią atsivesti. Tikrai labai įdomu, kaip veiks, kad tarkim aš asmeniškai turiu va čia medžių susidėjęs, o kelias grinai į čia eina, tai man tiesiog panaikins medžius ar kaip tai bus veikiama įdomu. Kol kas iš nuotraukų dar nieko daug neaprodo, galbūt daugiau bus, žiūrėsime. Update'as turėtų būti tikrai didelis. Palyginus, kad pirmoji versija Mombazų tai turėtų kažką užkukinti. Tuo pačiu dar yra tokių labiau detalių surašytų, kas bus. Tad jo bus nauja ir didesnė ir greitesnė valtis, bus žvejojimas, bus kelias iki to ir atsiras Steam'o achievementai, iš viso 59. Tad manau, žmonėms, kurie renka tos visokius achievementus, bus ką veikti, dar jų 59 yra. Tad čia irgi daugiau veiklos padarys žaidime. Ir dabar dar atsiras pick-up'e, kur yra jo galas, toksai kemperis, kur greičiausiai galėsi užsidėti viršaus ir miegoti jame, tad irgi visai bus įdomu. Ir čia, kaip suprantu, tokie iš didesnių dalykų, galbūt dar rašys kažką, o čia labiau tokios detalės, kad dabar, kad išsaugoti žaidimą, tau užteks tiesiog miegoti. Ir jau bus galima nusipirkti tvorą, kuri yra prie tų gėlių parduotuvės. Jis jau ten stovi, aš nežinau kiek laiko, ir pagaliau galima ją bus nusipirkti ir pas save kieme ją dėtis. Policijos radaras, detektorius kažkoks bus. Ir bus dabar kažkaip giluma vandens pakeista. Jis dabar visur bus tokia pati, o nebus, kad gilėja kažkaip, nežinau. Nu, iš detalių kaip ir viskas, čia tiesiog tie bugzai visokie. Iš didesnių dalykų tai tiesiog bus dabar žvejojimas, nauja valtis ir panašiai. Galbūt su laiku įdės daugiau dar teaserių, nes laiko dar yra biški. Bet jo, Mombazų update'as irgi jau greitai. Jeigu šį mėnesį sulauksime Mombazų update'o, dar Winter karas, jeigu dropins, bus tikrai labai pykinis mėnesis. O ką, amigos, tiek šitam videosui, norėjau greitai pereiti per visus šitus teaserius, priminti žmonėms, kurie galbūt labai senai yra jau žaidę ir nežinojo tokio dalyko. Parašykite komentarus, ką jūs manote, ar bus geras update'as, ar laukite, ar žaisite. Ir tada, kaip visada, susitiksime naujose videose.